Aš dar vis neišvažiavęs. Šiandien kažkaip nenoriu niekur skubėti. Nuėjau iki sargo dvaro. Palikau savo įrenginius krautis. Nuvažiavau dar iki parduotuvės. Nupirkau alaus bambalį. 7,5 abarotų. Šitam sargui galvas skauda jam iš po vakar matomai. Tai va, tai gal ir neskauda, nežinau. O aš ryte, dar tiesa, užvirino man vandens. Aš prisirinkau dilgėlių. Susiplikinau dilgėlės. Pažiūrėkit, kaip gražu. Ar kas nors geria esat dilgėlių arbatos? Ką man pirkti arbatą, jeigu aš turiu čia gamtą? Gamtoje yra naudingų vitaminų pavasarinių, tai už juos. Man skanus. Jeigu kas neragavę, pabandykit užsiplikinti dilgėlių. Aš jas net skinu jau rankomis, kaip pripranta, man tas dilginimas jau nemotais arba plauni. Man net patinka. Aišku, po to biškai toks niežulys yra pirštas. Relax šiandien rytas. Čilinu. Sakiau, kad vyksiu link Zarasų, taip vyksiu, bet matomai, kad aš dar pasuksiu link Visagino. Esu buvęs taip pat Visagine, bet būtų įdomu ten pravažiuoti. Gal net ir prie atominės elektrinės nusipaveiksluoti. Matysim. Kol kas tokia yra mintis. Prie Ignalinos atominės elektrinės. Paskutinį kartą, kai lankiausi, tuo metu jinai dar dirbo, dabar jinai uždaroma. O čia yra valgykla. Įtariu, kad aš pabandysiu nueiti pavalgyti joje. Valgykla nedirba, tad pavalgyti negalėjau. Dabar yra 2:30, o iki 2 berods dirba. Bet kavinė dar dirbo. Kibinukai.
po 55 euro centus. Pasimiau keletą kibinukų, čia su šoninė, su špinatais. Nu, paragausim, ko verti. Aš vis dar esu atominės elektrinės teritorijoje. Čia važiuoju tokiu keliu. Iš kitos pusės, kaip atrodo atominė elektrinė, kur yra šliuzai. Šiuo metu esu Visagine. Visaginas išties gražus miestelis. Automobiliu kažkada pravažiavęs, bet pravažiuoti automobiliu ir pravažiuoti dviračiu tikrai visai kitas reikalas. Gražu. Čia esu kaip tik paplūdimy Visagino miestelio. Čia Visagino ežeras. Krenta į akį tik tai daugiabučiai rusiški. Daugiabučiuose miškai. O taip švarus, tvarkingas, daug gėlių, žalias. Man patiko. Trumpas komentaras. Aš nakvojau čia, Senojo Dūkšto dvare, prie šio Parsveitas ežero. Po to buvau, čia nėra, Ignalinos atominė elektrinė, Visaginą pažiūrėjau čia vat, šituo keliu ir dabar esu čia. Jau čia galima pasistatyti palapinės. Bet mano tikslas dar šiandieną pasiekti Zarasus. Štai dviračių takas, šiuo dviračių taku. Kilsiu į viršų ir atsidursiu Zarasuose. Išbandysiu dviračių taką. Ir vat, yra kempingas jame ir norėčiau apsistoti. Važiuojam.
Kaip aš džiovinu drabužius. O, drabužis. Mano triusikai, koinės. Įsiskalbi, viskas puikiai džiūsta. Minu Zarasų link tokiu taku, čia smėlis. Dviračiu važiuoti, plus vežant nemažą bagažą yra nelengva iš tikrųjų. Bet genijus lengvų kelių neieško. Štai vaizdinga yra. Iš tikrųjų labai smagu, miškas, kvėpuoji. Super. Čia vietelė liuksiška. Nei vieno žmogaus šiuo metu miškuose. Aišku, uodai erzina. Bet šiaip tai super. Galėčiau likti nakvoti čia. Prašau mani, tą paskutinę viltį, nors jau širdis rami, tavęs daugiau negirdi, pamiršus viską, užgesęs tyliai, skęsta, uždek prašau mani, tą každą urnį, kokia soli naktis, laingėsi muša būgnai, aukščiau į dangų, paliesti šviesą. Aš tik noriu, skaičius vilties į dangų. Aš tik noriu, tegu meilė ore sklando mano šviesių minčių. Nesudaužysi tu, tai amžinai gyva. Aš tik noriu, skaičius vilties į dangų. Aš tik noriu, tegu meilė ore sklando mano šviesių minčių. Nesudaužysi tu, tai amžinai gyva. Man su savim jauku, man paprasčiausiai gera. Aš nesivertinu į tavo šaltą